Pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos vartotojų ima daugiau dėmesio skirti vartojamo maisto kokybei ir dažniau renkasi smulkių gamintojų bei ūkininkų produkciją. Pastariesiems tai puikia galimybė įsitvirtinti rinkoje, nebijant stambių maisto pramonės įmonių konkurencijos. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės dalyvavimas maisto kokybės schemose bei tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema numato paramą kokybiškesnius produktus gaminantiems žemdirbiams. Šios programos yra skirtos paskatinti didesnę pridėtinės vertės produktų gamybą smulkiuose ūkiuose. Dėl to, kurie tiesiogiai žmonių maistui, rinkai tiekia savo ūkyje užaugintus produktus. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad pirkdami maisto kokybės schemose dalyvaujančių žemdirbių produkciją, jie įsigyja maisto produktus, kurių išskirtinumą patvirtina specialus ženklinimas. Be to, šių produktų kokybę nuolat kontroliuoja nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.